Labą diena, šiandien mes turim vieną naują temą, kuri vadinasi teksto eilutės ir veiksmai su jomis. Primenu, kad mes jau mokam atlikti vieną kitą veiksmą su skaitiniais duomenim ir žinom, kas yra sveikųjų skaičių tipas arba rūšis ir kas yra realiųjų tipus rūšis, kas yra skaičiai su kableliu. Na štai čia šitam pirmam pavyzdį pas mus penktoje eilutėje kintamajam A priskiriamas sveikas skaičius 12. Ir jeigu aš atspausdinti štai šitokį sakinį print type A, tai čia mes matysim class int. Ką reiškia tas int? Tai Pythonas mums sufleruoja, kad čia mes turim sveiką skaičių, nuo angliško žodžio integer. Dabar, jeigu aš parašyčiau b lygų ir čia šitoj vietoje, pavyzdžiui, 12.5, taip, ir paskui print type b, nu čia pas mus, matot, dėdė Džimini labai stengiasi mums padėti pastoviai. Tai b kintamasis įgys reikšmę 12,5. Ir dar jis be viso kito turės kokį tipą, turės tipą float. Taip, o mes taip pasižiūrėsim, o čia matosi tipas float parašė. Tai va šitos du tipus mes jau matėm ir naudojam mūsų pratimuose ir pavyzdžiuose. Dabar pradedam naują tipą, tai būtų teksto eilutės. Na, o štai čia yra paprastas kintamasis, kuris vadinasi tiesiog eilutė ir mes priskiriam jam tekstinę reikšmę, kuri yra užrašyta tarp viengubo kabučių. Taip, labas, daugtaškis, tai tekstas. Tai va šita eilutė bus susieta būtent su šita tekstinė reikšmė, taip, su šituo tekstu. Dar vienas priskirimas, 13 eilutė, kita eilutė, o tai kitas tekstas. Čia atkreipkite dėmesį, aš parašiau dvigubas kabutės ir tai irgi bus teisingai. Ir dar vienas priskirimas, tarpas ir čia du tarpai tarp viengubo kabučių. Kai rašom tekstinę reikšmę, aplamai galim naudoti ir dvigubas kabutės, ir viengubas kabutės. Svarbu štai kokia taisyklė. Jeigu mes pradėjom rašyti viengubą kabutę, tai teksto eilutės gale irgi vienguba. Jeigu pradėjom nuo dvigubos, tai ir turim baigti dvigubą kabutę. Nu ir toliau dar kartą paleidus, matosi, kad tipas štai šito kintamą arba rūšis yra dar vienas žodis, kurio mes nematėm, str. Čia yra nuo angliško žodžio string. Taip. Ir tai yra programavime tekstinė eilutė. Čia type of kita eilutė, tai čia bus vėl string. Na ir paskui mes atspausdinam atskirai vieną eilutę ir kitą eilutę. Tai čia labas, tai tekstas, o tai kitas tekstas. Ir paskutinis 21 eilutė sakinys, čia mes matom 3 kintamosios, eilutė tarpas kita eilutė. Ir mes turim labas, tai tekstas, paskui čia tarpas, nu jis gal ne iš karto pastebim, bet vis tikrai atspausdintas, o tai kitas tekstas. Štai čia tiek iš to mūsų pirmo pavyzdžio. Kitam filmuke mes pratęsim nagrinėti šitos pavyzdžius.